tarp žemių dviejų, vaivorykščių tiltais namo beskrendu, kad skausmas nurimtų, kad tavo kalba ir mano mintis skambėtų taip pat, kaip skamba viltis, viltis ateities, viltis Lietuvos, mes želmenys karo, juodžiausios dirvos, mes sėklos obels, krūmingsta sode, mes stipriai suleidę šaknis tavyje. Feisbuką išėjo. Kitas svajonės tolino, žemelė motinėlė, tavo balsą nešu širdį, kur bebūčiau, kur beklysčiau, tu gyveni many. Prasta mergina, ne iš kaimo, bet vis tiek. Tai tarp dviejų žemių. Čia dabar, kaip matote, būsimas mūsų plakatas, skelbimas afiša. Ir noriu pasakyti, kad mūsų filmą aš darau kartu su SDMS Motion ir Albion Art Club. Dėl ko jau labai džiaugiuosi, kad Aldonas sutiko, prisidėjo ir visai mane stumia, spyrė ir verčia į priekį. Apie ką tas filmas ir kaip jisai gimė. Filmas gimė vienam iš tokių panašių pasisėdėjimų, tik tais Vestmidlands lietuvių bendruomenėje, kaip tik ir Snieguolė dalyvavo tuo metu. Ir mes daug šnekėjom ir viena iš merginų priėjo ir sako, kaip būtų gerai parodyti lietuvišką filmą kokį nors. Nu, aš pradėjau pasakoti, kiek visko reikia, kad filmą atsivežti, kad jį parodyti. Jinai sako, bet tai tu galėtum padaryti. Ne, sakau, lietuvišką tikrai ne, nes, labai daug visokių niuansų ir tuo labiau, ne. Ir važiuodama namo, man pradėjo rašytis važiuojant namo scenarijus. Ir jau kitą rytą aš atvažiavusi į paskaitas, pasakiau dėstytojam, man ten reikia eiti pasidarbuoti prie darbų, aš galiu eiti į kambariuką užsidaryti ir pabaigiau taip rašyti scenarijų, tą tokį juodraštinį variantą, kurį Snieguolei daviau paskaityti, ir Aldona irgi pirmą juodraštinį skaitė, ir visos taip sako, jo, labai geras, daryk. Tai va, taip prasidėjo filmas, kurio aš sakiau, ne, niekada lietuviško nedarysiu, tikrai neįsivaizduoju, kaip tai reikia daryti. Ir paskui kitas spyris buvo turbūt, kai viena iš kolegių sako, o gal Stasiulytė gali vaidinti? Aš labai atsiprašau, jeigu kas nors kitaip pagalvos, aš paklausiau, kas ji tokia. Kada pasidomėjau, pasakė, ir kada pabendravau su pačia Ineta, supratau, labai šiltas žmogus ir aš supratau, kad aplink mane pradeda burtis labai šilti žmonės ir aš turiu į priekį, aš turiu tai daryti. Tai va, tai apie ką filmas turbūt visiems jau aišku, kad yra tai apie migraciją, apie tapatybę, apie netgi šiek tiek įpyniau lietuvių mitologijos. Tai nebus apie vieną iš pagrindinių herojų vardu Žemyna, bet čia ne dievaitė mūsų Žemyna, bet kažkur kažkas ten bus. Tai yra iš tikrųjų, tai esmė yra tame, kaip mes visi jaučiamės, negaliu sakyti, kad visi, nes kiti pasako, ne, aš niekada taip nesijaučiau, čia mano namai, Lietuva, ne, man neįdomu, man nerūpi. Bet yra tikrai daugelis žmonių, kurie
čia namai, bet vis tiek kažkas tai yra ne tai, kažkas tai traukia tenais. Aš pati asmeniškai nebuvau Lietuvoje jau 17 metų. Ir dabar, kaip aš sakau, aš bijau ten važiuoti, nes bijau, kad nebenorėsiu sugrįžti. Taip ir bus. Nevažiuokit. Tai sakiau, su filmu nuvažiuosiu į festivalį. Tai va, o mūsų pagrindinės aktorės šio filmo pati pagrindiniausia bus Digna Kulionytė. Apie ją sužinojau va irgi iš savo draugės kalbant telefonu, sako, tai jinai žvaigždė. Pasirodo Pietinė kronikas, čia labai didelis filmas, jinai vaidino tenais vieną iš pagrindinių herojų. Tai va, tai laimė, nežinau, aš kažkaip netyčia kažkur tai ją ieškodama atradau, man jinai labai patiko veidu, kaip jinai atrodo, galvojau labai tiks ir pasirodo ir Klaipėdos dramos teatre dirba, iš kur aš esu ir galvojau, čia ženklas, o pasirodo, ne čia ženklas. Tai va, ir Ineta Stasiulytė niekam nepaslaptis, aišku, tai bus visai kitoks vaidmuo, Ineta bus ta šeimyna, ta mistinė asmenybė, ko joje turbūt dar niekas nėra jo tokią parodę, tai va mes pabandysime parodyti. Tai, o ką mes darome, kas šiuo metu vyksta? Lokacijų paieška, kostiumų kūrimas, scenarijaus suskaidimas, nes reikia, kaip žinote, išdėlioti kokiom dienom, kas filmuojama, kadrų planavimas, aktorių atranka antraplaniniams vaidmenimis, va, kaip vaikučių paieška irgi. Ir žodžiu, čia visko nupasakosim, jeigu Aldona netgi kartais sako, Marina, kiek čia dar visko reikės daryti. Tai, ir kas po to seks, tai aišku, filmavimas rugsėjo mėnesį, muzikos kūrimas, yra dabar 2 variantai, ką jūs girdėjote, ką prašė, kaip vardas, nežinau, Neringa atsiuntė, ir ta, kuri buvo anonse. Tai abidvi gan stiprios dainos, tai reikės žiūrėti, kaip jas sudraugauti. Garso dizainas, ten, aišku, spalvų korekcija, ir festivalių registravimas. Tai irgi didžiulis procesas, nes festivalių yra milijonai, atsirinkti mums tinkamus, vėlgi tai kainuoja, norės dalyvauti festivaliuose. Tai nežinau, trumpai tiek. O čia lietuviškose festivaliuose dalyvauja? Ne, lietuviškas kas be ko, bet aišku angliškose, kadangi mūsų režisierius rumunas, tai būtinai, jisai sako, kad nėra rumuniškų festivalių, aš tuo labai abejoju ir aš manau, kad reikia būtinai ir tenais dalyvauti, bet pirmoji vietoje tai yra Lietuva, Anglija. O toliau visi kiti, ir Anglijoje yra festivalių turbūt, jeigu Lietuvoje yra mažiausiai tokie rimtesni 3-4, gal 5, tai Anglijoje tokių festivalių yra tūkstančiais. Tai ir kiekvieną festivalį, norint patekti, reikia sumokėti mokestį, bet čia ne tik tais, kad patekti, kad tiesiog jie pažiūrėtų, ar tavo filmas tinka dalyvauti. Tai va. Todėl, sakau, išlaidų viskam yra labai daug. Todėl aš iškart noriu pasakyti, tu apie QR kodą pasakysi, bet ten tokia yra kiaulė taupyklė padėta. Ten parašyta filmui Tarp dviejų žemių. Tai jeigu kas nors netyčia atsinešėt grinų ir neturit kur dėti, tai ten galima įti. Snieguolė, iš tikrųjų, kai sako, iš patirties kalba, nes mūsų mažas buvo projektėlis tik išvažiuoti mažai, sakykime, šokių kolektyvų į Ameriką. Ir mes tikrai su šitu susidūrėm ir mes tikrai žinom, ką tai reiškia.